Sveiki, aš esu Augustina, zumba instruktorė Lietuvoje ir užsienyje daugiau negu 12 metų ir esu Loud & Fit įkūrėja. Šiandien mes pakalbėsim apie dažniausiai jūsų rūpimus klausimus ir pergyvenimus ir galbūt bus aiškiau prieš ateinant į zumba treniruotes. Zumba yra be galo smagi treniruočių rūšis, tai yra šokių ir fitneso mišinys. Mes ir šokam vienu metu, skirtingus šokių stilius ir aktyviai sportuojam. Žmonės renkasi zumbą, nes tai yra be galo smagus sportas, nereikalaujantis pastangų. Ateini ir nereikia plušti kaip sporto salė. Iš tikrųjų ateini, garsiai groja muzika, tu labai atsipalaiduoji, mėgaujasi, žiūri į trenerį. Tas laikas praskrieja ir dažnai merginos sako, kad labiausiai pailsiu per zumbą. Nėra kada galvoti, nėra kada prisiminti visus rūpesčių, o tiesiog šokį atsipalaiduoji taškais ir be galo gerai pravedini galvą. Ir tai yra intensyvus sportas, tai tu ir gerai pasportuoji ir atsipalaiduoji ir be jokių pastangų. Easy! Tikrai gali ateiti anksčiau neturėjęs nei šokio patirties, nei lankė zumbos, nes zumba tai yra supaprastinti šokio žingsneliai. Treneris aiškiai paaiškina, rodo įvairiais ženklais šokio metu. Treneris visada šoka kartu ir tikrai nėra sudėtinga. Po kiek laiko, žinoma, pasidaro dar lengviau, bet tikrai nebijokit ateiti, nes mūsų ir yra užduotis išmokyti jūs šokti ir duoti jums galimybę išsikrauti. Atsipalaiduokit, jeigu galvojat, kad ateinat, nemokėsiu šokti ir visi jūs žiūrės. Tikrai niekas nežiūri, visi žiūri į trenerį, jeigu ir pažiūri, tai nestebės ir nežiūrės. Ateikit ir pamatysit, kokia yra laisvė ir atsipalaidavimas kaip vakarėlyje. Nebent trenerė sugalvos pirmą treniruotę pakvies ant scenos ir sakys, va, žiūrėkit. Retas atvejis. Zumbai tikrai jokio fizinio pasiruošimo nereikia, galite ateiti tiesiog ir nesportavęs ir nėra jokių amžiaus apribojimų. Dažnai žmonės klausia ir iš tikrųjų per dažnai 50 metų ar panašaus amžiaus ar galiu lankyti zumbą. Žinoma, tai yra puikus amžius ir ateina žmonės ir iki 70, jeigu tu jautiesi gerai, tikrai ateik. Ir žinau, kad užsienį yra pavyzdžių, kur lanko ir 80-mečiai, ir senutės, ir senukai, tai tikrai ateikit ir jaunimas, ir vyresni, visi kartu šokam ir linksminamės. Įsiminti judesių zumboje tikrai nereikia. Treneris yra visada priešais jūs. Žingsneliai taip pat yra pakankamai lengvi. Jeigu yra sudėtingesnis žingsnelis, treneris parodo, bet viskas yra supaprastinta. Tiesiog ateikit pabandyti. Per zumbos treniruotes tikrai gali numesti svorio, derinant ir su mityba. Ir yra labai daug merginų, kurios pasiekė puikių rezultatų, kurios norėjo, numetė ir kelis kilogramus ir daugiau. Ir zumbos treniruočių metu labai tvirtinami raumenys visur. Ir korpuso raumenys, ir rankų, ir kojų. Tai yra puikus treniruočių būdas, tikrai geras workoutas. Kartais žmonės sako, kad bijo prisijungti prie zumbos treniruočių, nes jau grupė yra susiformavus arba yra sezono vidurys. Tai tikrai nebijokit. Visų pirma, prisijungti galit bet kada. Visų antra, mūsų bendruomenė yra be galo šilta. Jau kur, bet pas mus tikrai visos merginos yra be galo draugiškos ir vaikinai. Renginių labai daug, vakarėlių. Jeigu ir nieko nepažinosit ir dar per treniruotės jausitės nejaukiai, kai susipažinsit visų veiklų ir renginių metu, tai tikrai nesijausit vienišas. Kaip mūsų bendruomenės žmonės sako, kad kai prisijungi prie Loud & Fit treniruočių ir prie zumbos treniruočių, tai gyvenime atsiranda daugiau spalvų. Su vakarėlių, teminių, renginių, treniruočių pamatysit, gyvenimas tikrai linksmesnis. Mūsų abonementas yra pakankamai paprastas, nėra ilgalaikių įsipareigojimų ar metinių sutarčių. Abonementą gali nutraukti bet kada tik tais nori. Ir gali pasirinkti kiekvieno mėnesio pradžioje, kokį nori abonemento tipą. Ar 2 kartus per savaitę, ar kartą į savaitę, ar tiesiog vienkartiniais užsiėmimais lankyti. Tai ką galiu pasakyti, per daug negalvokit, tiesiog ateikit pasibandyti, vieną kartą pabandysit ir tada jau nuspręsit. Taip kad netingėkit, ateikit ir žinau, kad pirmą kartą prisiversti sunku, bet kai prisijungsit bus labai gera.